Sveiki, mėly mokiniai. Taigi nusprendžiau nufilmuoti jums video viena labai svarbia tema. Ir kodėl? Todėl, kad kasdieną gaunu įvairių žmonių žinutes. Aišku, žmonės kreipiasi dėl mokslų, dėl anglų kalbos, dėl vokiečių, dėl ispanų mokymų. Ir visuomet, kai paklausiu, kaip jums sekėsi mokytis anksčiau, žmogus paprašo savo istoriją ir visuomet iš tuose žodžiuose būna tokie žodžiai, kad mokiausi, bet nieko nebepamenu, ką mokiausi. Tai iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs pamiršote tai, ką mokėtės, tai jūs niekada to ir nebuvote išmokę. Taip kad kita pusė viso to, kad žmogus pradeda kaltinti save, sako, pas mane labai bloga atmintis, aš mokiausi, bet aš nebepamenu, reiškia, aš esu jau nebegabus, aš esu jau nurašytas, aš esu kvailys. Iš tikrųjų tai yra problema ne jūsų, jūs esate mokiniai. Tai problema yra mokytojų ir kaltinti jūs galite tik tais mokytojus, o ne save. Nes mokytojo pareiga tai yra jums parodyti kuo lengviausią kelią, jums išaiškinti ir paaiškinti, kuo lengviausiais būdais, kaip įsisavinti informaciją, kaip ją mokytis, kada bus toks rezultatas, kodėl jo dabar nėra, ką reikia daryti. Mokytojas turi visus tos dalykus paaiškinti. Jeigu jis jums nepaaiškina, jisai nėra tikrasis mokytojas. Jeigu jūs mokotės su mokytoju mėnesį, kartais netgi iš tikrųjų užtenka pirmos pamokos ar savaitės mokyti su mokytoju. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs nieko neišmokote, nu, tai ta prasme čia bus taip ir toliau tas pats jausmas, kad jūs nieko neišmokote. Nes jau po pirmos pamokos jūs turite jausti, kad va, aš jau kažką suprantu. Ir kaip ir anksčiau minėjau, jeigu mokytojas pats išmoko kalbą ją kaldamas, jisai mokys to paties kalimo iš savo mokinius. Jisai duos tiesiog jiems žodžius sąrašų, kaip daro dažniausiai mokyklose, ir sakys, va dabar išmokite 300 žodžių mintinai. Tai čia nėra mokymasis. Čia yra tiesiog jums mokytojas dėlioja tam tikrus blokus jūsų viduje, sukuria tam tikrą gražią pastato pilį iš tokių labai storų plytų, kur atsiranda ir baimė, ir nepasitikėjimas, ir apskritai nepykanta savo. Ir nes jūs įsivaizduojate, kad jūs esate man davę išmokti, aš negaliu išmokti, aš esu jau kvailas. Ne, jums mokytas privalo parodyti sistemą mokymasi. Jeigu pats mokytas išmoko iškalęs tos žodžius visus yra, nu tai gerai, tai kaip jisai kitaip jūs gali išmokti, jis tik taip ir išmokys. Bet būtent tokiu būdu iš tikrųjų ir vystosi tas stereotipinis mąstymas žmonių. Labai įvairiais klausimais, pradedant tuo, kad kalbą reikia mokytis tik ją kalant, tu niekada nepasieks rezultato, jeigu tu ten perskaitysi kažkokią tais knygą ir taip toliau. Taigi visų pirma, jūs privalote susitvarkyti savo mąstymu, kad esate kalti tikrai ne jūs, tikrai čia yra ne jūsų kaltė. Ir kitas dalykas, kad jeigu jūs, kaip ir sakau, sakote, kad jūs mokėtės, bet jūs pamiršote, reiškia, kad jūs niekada ir neišmokote. Nes jūsų tiesiog neišmokė. Ir kalbant apie mano mokinius, mano mokiniai niekada nepamiršta to, ką jie išmoksta. Jie tik tais, taip galima sakyti, nori pamiršti tai, ką jie išmoksta, nes jie įsivaizduoja, kad, nu, aš dabar pasimokysiu, man labai faina, po to aš pamiršiu, ta prasme, jie jau nuteikia save. Tai, bet aš sakau, kaip jūs galite pamiršti, jeigu aš išmokau jūs mąstymo. Ir tada žmogus, kai pamato, kad jis iš tikrųjų darydamas kelių savaičių pertraukas, mėnesių pertraukas, jisai supranta, kad vis dėlto jisai prisimena tai, ką mokėsi. Ir sako, kaip čia taip manoma, sakau, nu tai jūs išmokot mąstyti, aš jūs išmokiau mąstyti ir viskas. Ir būtent, jeigu jūs išmokstate mąstyti, jūs prisimenate visą tą informaciją iki viso likusio gyvenimo. Ir čia jokių stebuklų tas to nėra. Nėra jokių stebuklų, kad ten hipnozė kažkokie, ar ten kažkokie metodai kažkokie, ten, nežinau, neurolingvistinio programavimo, ar dar kažkaip čia išsireikšti, bet čia tiesiog yra paprasti dalykai. Jūs turite mąstyti, o ne kalti. Ir jūs turite žinoti, kaip mokytis. O aš žinau. Ir būtent apie tai galite perskaityti ir mano knygose, ir pasimokę pas mane, taip kad čia ir yra visa esmė, kad jeigu jūs galvojate, kad jeigu jūs esate susidūrę su tuo momentu, kad jūs mokytės, bet jūs pamiršote tai, ką mokėtės, tai jūs niekada to nebuvote išmokę. Reiškia, tai buvo trumpalaikis rezultatas, o trumpalaikis rezultatas yra lygus nuliniam rezultatui. Taip kad sėkmės.